Dievo motinos, taikos karalienės pranešimai 2025 m. gruodžio 25 d. Brangus vaikai, ir šiandien, kai Dievas leidžia man ant rankų atnešti mažąjį Jėzų, taikos karalių, kad jis pripildytų jūs meilės ir ramybės užsidegimu, kad kiekviena širdis būtų kaip jo širdis šio malonės metu. Būkite drąsūs ir narsūs savo Dievo meilės gynėjai, kad jis galėtų jums suteikti savo ramybę šiuo malonės metu. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Pranešimai gauti per Jakovą. Mėly vaikai, šiandien, šią malonės dieną ypatingai kviečiu jūs visiškai atsiduoti Jėzui. Vaikeliai, aukokite jam visas savo žaizdas ir skausmus, savo praeitį ir ateitį ir leiskite Jėzui karaliauti jūsų gyvenime. Mano vaikeliai, tik per visišką atsidavimą Jėzus atiduoda save į jūsų gyvenimą ir tai yra didžiausia dovana, kurią galite gauti. Melskitės, kad suprastumėte, kokie brangus esate Jėzui ir kaip jis jūs myli. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Mėly vaikai, šiandien šią malonės dieną ypač kviečiu jūs negyventi savo gyvenimo siekiant žemiškų tikslų ir neieškoti ramybės bei džiaugsmo žemiškose dalykuose, nes tokiu būdu jūsų gyvenimas skendi tamsoje ir jūs nematote savo gyvenimo prasmės. Vaikeliai, atverkite savo širdies duris Jėzui, leiskite jam apgaubti visą jūsų gyvenimą, kad galėtumėte pradėti gyventi Dievo meilėje ir gailestingume. Mano vaikai, tik su Jėzumi savo širdise jūs pažinsite tikrąjį savo gyvenimo tikslą ir sieksite amžinojo išganymo. Laiminu jūs savo motinišku palaiminimu.